Žodžiu, mes galvom, žinai, į klubą šiandien nulipti su draugais. O ką tu veiksi? Kol kas nieko. Speaker, I'ma dance. Speaker, I'ma dance. Speaker, I'ma dance. Dance, dance, Lord, 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 dance. Dance, dance, Lord. Kritikuoja kokį mano akcentą, tam tikrus išreiškimų žodžius, bet kas kritikuoja mano turinį, kas parašė kokį blogą atsiliepimą apie mano mokymus, nėra nieko. Tai va, tu esi čia pilnumoje saugus, ką tau reikia padaryti, nueiti Patrauklus vyras, kontaktai, užpildyti formą, žinutėje papasakot savo istoriją ir mes susitiksim ir pradėsim mokymus. Ir nelauk, nes iš Lietuvos aš greitai išvažiuosiu. Laukiu tavo žinutį. Tai sveiki vyrai, atvykę į sekančią mano klientų sėkmės istoriją. Tai klientas 29 metų, Vilniuje paveldėjęs butą, butas 2 kambarių ir jisai gyvena vienas. Būdamas 17 metų jis susipažino su mergina ir prarado nekaltybę ir pradėjo su jie, ta prasme, bendrauti, susitikinėti, jie draugavo metus ar 1,5 metų laiko ir kai jam buvo 18,5 ar 19 metų, jie išsiskyrė. Ir nuo to laiko prasidėjo tokie trumpalaikiai santykiai su moterimis, kaip 2 mėnesių, 3, nedaugiau ir kažkas buvo negerai su juo, jisai nesprato, kodėl tai visą tai vyksta. Vėliau jisai, kaip ir aš pasakojau, paveldėjo tą butą, persikrausti gyventi į tą butą ir jis dabar gyvena tam bute ir 3 metai. Tai jis dabar gyvena ir važinėja į naktinius klubus, važinėdavo į naktinius klubus. Ir paskutiniu metu, prieš kreipdamasis į mane, jis, ta prasme, buvo praradęs motivaciją tuose klubuose. Ta prasme, jis buvo praradęs motivaciją važiuoti į tuos klubus, pažindinti su moterimis. Jisai galvoja, kad tiesiog jisai tingi, kad tiesiog tingi ir kad reikia dažniau jam išlysti, dažniau kalbintis ir viskas pasitaisys. Bet kai mes konsultacijai jis prisėdo ir mes pasikalbėjom, tai pasirodo, kad esmė yra pagrindinė priežastis, kodėl iš tikrųjų jisai nenorėdavo į klubus važiuoti. Tai yra nežinojimas, ką ten daryti. Nesupratimas, kaip suvaldyti realybę tų klubų. Ir jis nežino to plano, jis nežino, kaip reiti, ką joms šnekėti, kaip jas išsivežti iš klubo, kaip patirti vienos nakties nuotykį ir jeigu vėliau mergina patinka, paimti ją ilgalaikius santykius. Jis nežinojo. Ir kuris dabar iš mūsų mėgstam daryti tai, ko nesuprantam. Nei vienas. Tai tiesiog esminė pagrindinė problema buvo, kad jis nesuprato, ką jis daro. Tai sakau aš jam, ta prasme, tu sakau, be klubų esi bandęs, sakau, kai tu išeini aplink savo namus ir pamatai patinkančią moterį, kuri gyvena kitam name. Ir tiesiog tu prieini, susipažįsti. Tu sutaupai laiko vėliau ant kuro, svarbiausia ant savo laiko, nes laikas brangiausias, energijos, nes jinai šalia gyvena tavęs. Ir tai yra daug greičiau ją galima privesti prie seksų ir prie santykių, kai jinai šalia gyvena, nes tiesiog lengva susitikti. Ir jis taip pažiūrėjo mane, sako, aš galiu, sako, prieiti, sako, pakalbinti, sako, drąsiai, bet sako, kad taip, sako, privesti taip greitai santykių, sako, neturiu, sako, aš žinių. Ir sakau, ką apie prekybos centrus, apie universitetus, viešai transportą, sakau, ar ten esi, sakau, bandė susipažinti.
Sako, jo, sako, ir net dažnai, sako, aš būnu, kad specialiai nevažiuoju su mašina į darbą, sako, pasiimu, tiesiog specialiai važiuoju su viešuoju transportu tam, kad galbūt aš pamatyčiau patinkančią moterį ir prieičiau susipažinti. Tai kaip jis tokiai situacijai, kaip jis labai seniai atradęs yra šituos užkalbinimus, kad tu gali taip susipažinti, bet pas jį, kai jis pasakoju, aš ta prasme jaučiau ir mačiau, kad jis neturi sistemų. Jis neturi sistemų nuo priėjimų iki sekso konkrečiai. Ir pas jį nesutvarkytas stilius, pas jį nesutvarkyta šukuosena, jis čia yra pliktelėjęs, reikia ten plaukus, perdažyti, taip toliau, ir reikia uždėti stilių gerą, reikia ten dantį šiek tiek sutvarkyti, ta prasme paruošti jį pilnai. Ir ta prasme, aš vėliau jam pateikiau, ta prasme, mes pasikalbėjom, aš jam pasakiau, kaip aš jį matau ateity, kokie aš jį matau, ir parodžiau vaizdų įrašų, kaip mano, ta prasme, kaip visi mokymai vyks, kaip mano klientai pasiekia rezultatų. Ir tada jisai suprato, kad neverta laikyti pinigų, ta prasme, reikia investuoti į mokymus. Mes pasirašėm mokymų sutartį ir pradėjom mokymus. Ir ką mes darėm, tai mes visų pirma nuvažiavom tvarkyti jo stiliaus. Tai važiavom į mano parduotuves, kurias aš žinau. Čia Vilniuje nuvažiavom, gal 1,5 valandos padarėm jam 2 ar 3 stilius. 2 stilius padarėm, 2 stilius. Tada važiavom mes apsikirpti, dažėm plaukus, nudažėm plaukus, nupešiau į antakius, sutvarkė nagus, viską, ta prasme, tai investavom pinigų, nes tai reikėjo pakeisti. Tada važiavom, pirkom akinius jam nuo saulės, ir kai pilnai buvo stilius padarytas, aš jau mačiau jau veidę, kad kai jisai nerealiai jaučiasi. Jisai jaučiasi seksualus. Ir labai buvau beprotų dėkingas man, kadangi, sako, aš matau, sako, kaip tu, sako, super, sako, supranti, koks stilius man tiktų, aš, sako, visiškai dabar, sako, kitaip jaučiuosi, ir, sako, aš net noriu, sako, dabar susipažinti su moterimis. Sako, prieš tai, aš dar jausdavau, kad aš pats savo nepatinku, aš pats savo negražus, ir, sako, mane tai stabdydavo prieiti. Aš tai kažkaip mintį turėjau, sako, buvau pasižiūrėjęs rusų autorių, kad išvaizda nėra svarbu esmė, kaip tu jautiesi tame stiliuje, kaip tu jautiesi pats savo kailyje, ir tą stilių tu gali dėvėti, kad ir treningus susipažinti. Aš jam pasakiau tokį dalyką, žiūrėk, žiūrėjai tu tų autorių krūvą prie savo gyvenime, ar tai atvedi tavį rezultatus, rimtus rezultatus, kai tu pamatai moterį, prieini, padarai nuo priėjimų iki sekso tą pačią dieną, tu nerealiai pasitikinčiai savimi jautiesi, tu gebi įtakoti bet kurią socialinę situaciją, kaip tu nori, tai esi vadinama socialinė ninzė. Nėra tų rezultatų, tai yra realiai pragaištas laikas, ir netgi tai yra nenaudingas laikas, nes kai tu žiūri kitus autorius, jeigu skiepija į tave, žinai, netinkamą mąstymą, ir dažniausiai, jeigu tu pajauti, kad tu negauni rezultatų žiūrėdamas jo medžiagą, tu turi tiesiog pakeisti kito autorio medžiagą, nes ne visiems tinka ir ne visi autoriai sugeba paaiškinti viską, ir tai yra, ta prasme, reikia atsargiai rinktis medžiagą, kurią žiūrėti. Tai mes tai pakalbėjom, ir tada, kai pakeitėm stilių, tada mes pradėjom mokymus, tai paėmėm tokį ofisą, ir tenais irgi lenta buvo, ta prasme, magnetinė, kad paaiškintėm viską. Ir tada dirbom, ir buvo, ta prasme, konkrečiai, aiškiai, tu prieini prie moters, kokią kūnų kalbą naudot, kaip Lietuvai čia viskas veikia, kaip tęsti pokalbį, taip toliau. Ir aš sakau, visgi Rusija čia nėra, sakau, labai toli, čia nuo mūsų, čia mūsų kaimynai, ir mes patys tas rusų šaknis turim, arba amerikiečių, kurių autorių žiūri, bet Lietuvos realybė yra kitokia. Ir visą laiką tu išmoksi geriausiai iš to autoriaus, kas Lietuvoje dirbo, kas viliojo tas moteris, kas turėjo klientų, kas dirbo su tais vyrais ir kas pasiekė rezultatus, kurie yra parodomi vaizdų įrašais. Tai, jam nekilo abejonių, ir tas, ta prasme,
atsirado toks pasitikėjimas mokytojų pasitikėjimas mokiniu. Ir mes pradėjom tikrai dirbti abudu siekti rimtai jau tikslu. Per 2 dienas jis jau pasimylėjo su moterimi. Čia buvo šokas. Čia buvo jam šokas. Aš jam pasakiau, ta prasme, žmogus, jeigu, sakau, tu ginčysies, ta prasme, jeigu tu bandysi terpti savo nuomonę, kuri buvo formuota kažkokių rusų autorių ar amerikiečių, bet, sakau, tu, sakau, tai stabdysi mokymus ir juos judinsi atgal, sakau, tu nejudėsi prie, kadangi pas mane yra sistemos, aiškiai nuo A iki Z, ir jeigu tu laikaisi tos sistemos nuo A iki Z, tai ir tu įvykdai, tu viską padarai. Čia nėra, kad čia, žinai, vienam vyrui veikia, kitam neveikia, čia visiems veikia mano klientam. Čia visi išmoksta vyrai. Ir dar, jis tai suprato, jis tai padarė ir istorija buvo tokia, kaip susipažino jisai su tą moterimi. Jis nuėjo į parduotuvę prie savo namų ir mergina pirko kasoj kažką, jis pamatė, kad jinai jau baiginėja apsipirkinėtis, tada nepirko savo produktų, tvarkingai save užmaskavo, kad ta mergina nesuprastų, kad jis į ją dairosi ir kad jis kažką daro. Jisai išėjo iš parduotuvės, ta mergina apsipirko, išėjo lauk iš parduotuvės, jis ją užkalbino, per 2 minutės jis atidarė ją taip, kad jinai gestikuliavo rankomis, laisvai bendravo, buvo labai laiminga ir nustebusi, kad jinai yra užkalbinta tokiu iš vaizdaus susitvarkiusiu, pasitinkinčiu savimi vyru. Ir jisai lydėjo ją link namų, tai buvo vakaras, buvo apie 9 valandą vakarų, vėlus vakaras. Ir ta mergina nusprendė jinai pabėgioti, ta prasme, tą vakarą. Ir jisai pasiūlė jai, sako, tai kartu varom pabėgioti, kadangi manau, kad tiek ir tau, sako, bus saugiau, teisingai. Ir ta mergina sako, žinoma. Tai jisai grįžo namo, pasikeitė aprangą į sportinę aprangą. Išėjo kartu su ją, susitiko ir pradėjo bėgioti. Viską aš mačiau, viską aš sekiau, nes mes buvom sudarę planus, buvom sudarę laikus, kada eisim pažindintis. Viską tai aš mačiau iš šono ir girdėjau per mikrofonus. Ir aš jam siunčiau patarimus į jo telefoną ir jisai, aišku, nelabai galėjo patikėti, kodėl tu taip mane realiai kaip ir vedi prie to, kad aš daryčiau tą pačią dieną, nuo priėjimų iki sekso. Ir aš siunčiau vieną po kitų patarimus, ką kaip elgtis, jisai tvarkingai viską darė. Ir kai pabėgiojo, jis pritaikė tam tikrus dalykus ir jis ją parsivedė pas save namo. Ir pačiuose namuose jis naudojo šokių technikas, jisai sujaudino ją, jisai apėjo jos testus, testavimą, tokį kaip ir nenorą pasimylėti, nenorą įeiti į santykius, taip toliau. Jis psichologiškai teigiamai ją, ta prasme, jai paaiškino ir tiesiog jis davė jai suprast, kad jinai dabar bendrauja su vyru, kuris turi aukštą socialinį intelektą, aukštą emocinį intelektą. Čia yra moterim kažkas nerealaus. Tai yra vyras, kuris puikiai supranta, kaip turi būti vedami santykiai, kaip visa eiga turi būti, kad neįskaudint tos moters, nepabloginti jos reputacijos, kad pagerinti jų santykius ir kad jie būtų abu laimingi. Ir aš negalėjau patikėti ir taip aš girdžiu per laisvų rankų, kad jis jau ją bučiuoja, jau gražiai įėjo į bučinį, jau liečia ir jinai labai susijaudinusi, kadangi viskas vyksta tą pačią dieną. Ir, vėliau detalių aš čia intimių nepasakosiu, bet esmė buvo tokia, kad mes sekančią dieną su juo susitikom, susėdom prie stalo, papasakoju, jisai išgėrėm kavos ir ta prasme, maloniausia buvo tai, kad jis pasakė man tokį dalyką, sako, tu, esi stipriausias šioje srityje, kadangi, sako, pas tave, tavo priėjimai yra tokie iš meilės, sako,
iš tokių, nu, čia labai tinka, sako, ta žodis alfa vyras, kadangi, sako, tu ir gali rūpintis moterimi, bet esi tuo pačiu patrauklus. Į tave mergina, jinai nori su tavim tą pačią dieną pasimylėti ir jinai pasitikė su tavim pasimylėti, nes tu turi tokias savybės kaip ir tokių vyrų, kuris galės pasirūpinti, ne toks vyras, kuris tik nori pasinaudoti moterimi. Ir, sako, yra niekšas, sako, kaip tu rašai savo knygą, kurią, sako, aš perskaičiau, perklausiau audio knygą Moters svajonė alfa vyras. Kalbėjai, sako, yra niekšas, yra blogiukas, vienos nakties nuotykiai ir yra geras berniukas, tik geras berniukas, kuris rūpinasi. Problema yra tokia su geru berniuku, kad dėja merginos vagina negali sudrėkti nuo jo veiksmų. Sako, tu pasiėmi, sako, viduriuką. Tavo mokymai paruošia, kaip turėti tas abi, sako, pusės. Sako, aš nerealiai jaučiuosi ir sako, aš jaučiuosi, kad aš darau gerą dalyką. Kad, sako, aš esu moters svajonė, alfa vyras, sako. Jisai pasakė, aš, sako, taip jaučiuosi ir wow, čia, sako, yra nerealiai. Tai va, po 2 dienų jis pasimylėjo su mergina, padarė tą nuo priėjimų iki sekso, tada jis manęs paprašė, kad, sako, norėčiau, tu mane paruoštum vadinamu life coachas, nu, kaip gyvenimu. Tarasme, jis turėjo iš gyvenimo klausimų. Nes jo darbas pilnai jau netenkino, uždarbis pakankamai nemažas gyvenant Vilniui, lyginant su darbais. Nu, tai yra vidutinis uždarbis. Bet esmė yra tokia, ten darbo grafikas, aplinka, kurioje dirba ir kiti dalykai, taip pat draugai ir jisai klausinėjusi manęs, kaip tu, sako, darytum tokiuose situacijose, kaip tu elgtumės. Tai mes darėm tokias konsultacijas jo, lygiai grečiai jis vystė santykius su ta mergina, su kuria pasimylėjau per 2 dieną mokymų metu, vystė santykius. Ir jau kaip ir toks galutinis buvo tikslas, nu toks, kaip sako, jeigu man mergina patiks, sako, kad atsikraustytų, sako, pas mane gyvent, sako, į tą butą, nes, sako, nu malonu, sako, jeigu grįžti, sako, iš darbų, kad kažkas padaro valgyti, kažkas ir aptvarko namus, sako, kaip ir sako, tu mane mokinai, sako, nedaryk moters tarnaitę, padėk ir jai, ta prasme, ir pats patvarkai, ir pats pagamini valgyti, nu, daliniesi viskuo. Ir dabar šiai dienai jis su jie susitikinėja ir ta pati mergina netgi užsimena, vos ne jam įmeta tokių kaip skelbimų, kad, žinai, vos ne kad kartu galėtume eiti kažkur gyventi. Nu, jinai negali taip tiesiogiai pasprašyti, kad davai einam pas tavį gyventi, bet kaip jis man iš to pasakoja, aš suprantu, kad ta mergina visgi nori, kad jis pas jį atsikraustyti ir aišku, jis dar manęs paprašė mokymuose, kaip ir jiem tos mokymus, kad, sako, visgi aš dar noriu ir tuose klubuose žinot, kaip elgtis. Nes, sako, aš ten nuvažiuoju ir, sako, tiek yra konkurencijos, tiek yra vyrų ir, sako, moteris ir alkoholis ir muzika ir, sako, užėjimus visur reikia mokėti, už kokteilį, sako, aš galiu, sako, investuoti, bet, sako, jeigu aš negaunu gražu, sako, aš jaučiuosi, kad aš prataškiau pinigus ir nu, kad, sako, nenaudinga, aš, sako, aš noriu, sako, aš galiu investuoti nuvažiavęs pinigų, bet, sako, aš noriu turėti sistemą, kuri konkrečiai būtų nuo A iki Z, kaip suvilioti moterį naktinėme klube ir parsiveš par save namo. Sako, aš noriu turėti tą sistemą, sako, kai išvažiuosiu, jeigu bus tų moterų, su kuriomis aš norėsiu tai daryti, sako, aš padarysiu, bet jeigu nebus, aš nedarysiu ir aš nebūsiu nusiminęs, kad o aš tą dieną, aš tą naktį tiesiog nesuviliojau jokios moters. Tai mes pradėjom irgi analizuoti tą sistemą, kaip visą tai daryti. Ta sistema, kai aš aiškinau, jau visiškai pilnai buvo viskas išjungiama. Telefonai, viskas išnešama, palikama visiškai anonimiškai, kadangi ten aš dėstau tai, ko visuomenė neturi žinot, nes čia jeigu pradėtų visi vyrai taip elgtis, tai čia ir moterys kažkiek greitai kažką suprastų, kas čia vyksta ir ta prasme tai susikurtų daugiau problemų, vyrai pradėtų taikyti, moterys pradėtų kalbėti tarpusavį, kad čia kažkas vyksta. Šiek tiek tai gali kirsti su socialinėmis normomis, šiek tiek yra peržengiama socialinės normos kai kur sistemoje ir neturi tai žinot
buvo išjungiama, mes pasidarėm irgi susirašėm viską, tą sistemą nuo priėjimo iki sekso. Kaip padaryti naktiniam klube. Ir analizavom vaizdų įrašus, kaip tai daryti, kaip tai elgtis. Na, pavyzdžiui, tokie vaizdų įrašai, kaip moterį suviliot namuose. Kai jinai tave atstuminėja, kai jinai neprisileidžia prie savęs. Kaip ją suviliot. Rodžiau vaizdų įrašus, kaip aš darydavau. Vaizdų įrašuose moters atvaizdas, privačios detalės yra uždengtos ir tai yra nekelia jokių tokių galbūt keistų emocijų pačiam klientui žiūrint ar pačiam man, bet ta medžiaga puikiai atsako į klausimą, kaip elgtis, kai tu jau parsivedi moterį namo ir galutinai, garantuotai 120% privesti ją prie sekso, o seksas moteriai yra didžiausia investicija, kai vėliau jau ji tau skambina, jau ji tau siūlo susitikti. Jeigu tu paskambinai, garantuotai susitiks, nes jau viskas. Kaip ir jinai savo didžiausią galę prarado, tai yra seksą, dabar tai nuo tavęs priklauso. Ar tu pasimsi ją ilgalaikius santykius, ar tu laikysi tik seksui, ar tu visai nutrauksi santykius, o galbūt tu netgi į draugų zoną įtrauksi ją. Mokymai vyko sėkmingai. Jisai pilnumai patenkintas, dabar dar dirbam su naktiniais klubais. Taip pat jis domisi toliau, domisi pasimatymai, sako, aš noriu viską, sako, iš tave sužinot. Sako, tu man pateik viską, man, sako, yra kaina nesvarbu, aišku, nu tai būtų protų ribose, bet sako, aš noriu viską iš tavęs išsitraukti, aš noriu viską sužinot. Ir ką jis pasakė, tokius žodžius sako, kai, sako, aš tave radau, aš netėjau, sako, į konsultaciją, nepasiėmiau knygų tada. Sako, aš padariau pačią didžiausią klaidą savo gyvenime. Aš, sako, praradau 3 metus, sako, aš tave jau buvau radęs prieš 3 metus. Aš, sako, nenusipirkau knygos, nenusipirkau, sako, netėjau į konsultaciją. Kiek, sako, aš būčiau per 3 metus galėjęs, sako, padaryti su tokiomis žiniomis, ką tu turėjai. Ir jis tada manęs paklausė, sako, iš kur tu, sako, ta prasme, taip žinai, iš kur tu turi tas sistemas, iš kur tu žinai, kaip taip elgtis, ką šnekėti su moterims, kaip ją suviliot. Aš jam atsakiau, sakau, iš savęs, kadangi, sakau, mano tėvas yra labai stiprus psichologas. Mano mama pasakojo, kaip jisai moka bendrauti su žmonėmis, kaip jis moka įtakoti socialinės situacijas, kaip jis moka suviliot moteris. Tai yra labai stiprus psichologas ir mano tėvas norėjo užsiimti sekso patologiją. Bet sovietų laikais jis tada taip galvojo, kad dar visuomenė nebus pasiryžusi. Tėvo genai plus puikūs santykiai su mama. Ta prasme, aš patyriau, augdamas visiškai didžiulę meilę, rūpestį iš mamos, aš puikiai sutariu, puikius santykius turiu su jiem. Ji dabar yra kaip ir mano partnerė. Partnerė tai yra, aš turiu omeny, kaip tam tikrose dalykuose, kur aš čia nelabai galiu pasakoti vaizdų įraše. Tačiau tai nėra mano santykių tokie su mama, kad aš paskambinu, žinai, ir aš noriu baigti pokalbį su ją. Ne, aš noriu tęsti, mes abu gerai jaučiamės. Tai yra geri santykiai ir plus aš turiu savo antrąją pusę. Tai yra užsienietė moterį, amerikietė. Ir ta prasme, mano gyvenimas tiesiog yra super. Tai tvarkingi santykiai su tėvu, tvarkingi santykiai su mama, tvarkingi santykiai su patėviu, antra pusė, mylima veikla, šokiai, viskas, supranti. Ir tai tiesiog sudaro, kad tu tiesiog tau sekasi. Ir jisai tada taip, sako, viskas aišku. Ir sako, labai džiugu, sako, kad, sako, tokių yra žmonių, sako, Lietuvai. Sako, reikia anksčiau naudotis ir nesako, pinigai, sako, yra, tu, sako, čia viską paliksi toj žemėje, tu nieko ten į viršų nenusinešė, sako, tu, sako, aš perku, sako, tavo energiją, sako, aš perku tavo laiką, sako, tavo investiciją, tie pinigai tai yra popiergaliais užrašytais skaičiais, kurie yra visuomeniškai sutarti.
kad jie turi tokią vertę, kad tu gali kažką nusipirkti už juos. Sako, tuos dalykus, ką aš, sako, iš tais išmoksiu, aš naudosiu, sako, visą savo gyvenimą ir galbūt aš, sako, prarasčiau butą, ar prarasčiau, sako, pinigus, bet aš, sako, tavo žinias ir tuos įgūdžius ir tą pasitikėjimą savimi, sako, aš visą gyvenimą turėsiu ir bet kur galėsiu panaudoti. Ir jis man tai pasakė, sako, kaip ir sako, tu susipažinai su amerikietė moterimi, tėvai milijonieriai, pats tu nerealiai, sako, tobulėjai su jie ir augi. Ta prasme, tu turėdamas tos socialinius įgūdžius, tu gali gauti tokias pažintis, kur tos pažintis tave kels ir augins visokiojopai kaip asmenybė. Tai čia buvau Šaukėjas iš Patrauklus vyras LT. Manau, kad jūs šitą istoriją tikrai įkvėpi. Ir jeigu tu esi panašioj situacijai, kai, ta prasme, gyveni vienas, susitinki su moterimis, bet, ta prasme, tu tokių rezultatų, tu negauni kokių nori, tu nori praeiti pro moteris, tu nori daugiau per savaitę susimatyti su moterimis, tu nori sutikti tą moterį, kur jinai galėtų pas tave atsikrausyti, rūpintųsi tavimi, mylėtų, darytų tau masažą, glostytų tave, bučiuotų tave, būtų nuostabus seksas su jie. Beje, nepaminėjau, tas klientas turėjo jisai problemą, jisai sako, prasme, kažkas negerai yra sekse su merginomis, sako, aš sako, kai iki sekso, sako, iki jo suviliojimo, sako, aš galvoju, kad tikrai mylėsimės, tikrai bus superinis seksas. Vos tik aš, sako, parsivedu, suvilioja, sako, man tiesiog, nekyla, sako, lytinis organas ir, sako, nežinau, sako, nebenoriu aš taip, sako, jos. O čia viso šaknys buvo pornografiniai filmai ir mes tai išvalėm, sutvarkėm viską su juo. Tai ką ir šneku, tai jeigu tu panašiai situacijai esi ir tu neturi, ta prasme, trenerių, ta prasme, kas tau padėtų, kas tau situaciją išsigilintų. Kiekvieno situacija yra skirtinga, bet tu tai gali pasiekti. Ir vienintelis, kas tave stabdo nuo to, tai tik tu esi pats. Tik tu esi pats, kuris stabdo. Ir jeigu tu, kai susisieksi su manimi, ar parašysi man, tvarkingai parašysi, tvarkingai kalbėsi ir tai bus daroma iš verslo pusės, viskas bus su taimi dirbama. Bet jeigu tai bus veliamasi santykiai, žinai, toks, kad ten bandymas manipuliuoti, ten tokie žodžiai kaip seni, davai dar, kažką padaro, tai iškart yra atsisakoma. Profesionalumas turi būti čia, mes darom profesionaliai mokymus, tu atvažiuoji, dirbam, išsiaiškinam sistemas, pakeičiam stilių, sutvarkom tave visą, eini pažindintis, surenkama medžiaga, išaiškinamos klaidos, paruošiamas, tampi moterų svajonė, viskas. Ir jeigu esi toj situacijai, pats metas judėti ir gautos rezultatus. Nes jeigu tu to nepadarysi, tai tu pagalvok, tu sensti. O vėliau jau tos moterys į tave žiūrės kaip į tiekėją. Jau jos su taimi bendraus tik dėl finansinės naudos, kai tau bus 44, 42. Jos jau nebendraus dėl to, kad tu žinai išvaizdus ir jaunas ir, ta prasme, potenciali antra pusė jos. Ne, jau jos bendraus, o jau jis jau turi uždirbę žikčiais ir namą turi, ir čia, žinai, mašiną, ir prūdą išsikasęs, čia aš galiu jo daiktais pasinaudoti, taip toliau, žinai, tau reikia kuo anksčiau tai daryti.